Gurskė, jūs žino tokią asmeną Sacharuką? Sakai. Nu, tas, kur, priesaiką sulaužė. Paksarukas. Ne Paksarukas, o Sacharukas. Ko jūs pristojate prie mane? Ką man būtinai reikia žinoti kiekvieną laužytojo priesaikos ir lūzerį? Ką nėra ant Lietuvos normalių, garbingų, gražių žmonių, kad aš jas žinočiau? Nu, bet jūsų ir atmintis trumpa. Nu, toksai juodbruvas toks, su tokia šukuosena, tokia pat bliudeliu. Pat garšok? Nu jo, Bachuriuko tokia šukuosena. Bratvos. Bratva. Nu tai va, gyvena dar Bachuriukas ten už Vilniaus, kažkur link Belarusijos. Rūkas. Nu, gerai, gerbiu jūsų pasirinktą pokalbio temą, malonu man jūs esat pelėję, nenoriu aš jūs apvilti, tai apsimesiu, kad aš žinau, kas tas Rūkas. Nu, toliau. Ko jums reikia iš mane? Nu, Saugumas ir Degutienė atėmė iš jo leidimą dirbti su slapta informacija. Priežastis, kad nesąžiningas veikėjas. Palaukite, gal čia tas žmogus su Vankos Duračioko šukuosena, kur balsavo karaliaus kortelę Seime? Šitas? Nu tai va, prisiminėt, nu. Tai ko jūs anksčiau nesakėt? Čia nerimą keliantis dalykas. Jeigu Seimo nariams atiminėsi teisę dirbti slaptą informaciją vien dėl to, kad jie nesąžiningi, tai tada kas galės dirbti? Tada niekas negalės dirbti slaptą informaciją. Net Česlavas Juršėnas negalės dirbti slaptą informaciją. O ką, nėra Seime sąžiningų žmonių? Ne tik Seime. Visoje Lietuvoje nėra. Paskutinis sąžiningas žmogus ant Lietuvos išnyko 1886 metais kartu su paskutiniu stumbru sąžiningu. Ir tai tada Lietuva priklausė Rusijos imperijai. Ir paskutinis sąžiningas Lietuvos žmogus kalbėjo rusiškai. O kodėl? Dėl to, kad... Nemokėjo lietuviškai? Nemokėjo lietuviškai. Nu, bet stumbrų populiaciją kaip tai atstatėm? Nu, tai paprastuoju būdu mes jos užvežėm. O kaip tu užveši sąžiningų lietuvių iš kur? Atsiprašau, net Čikago jų nėra. Nu, žinot, kalbat taip, galėtumėt būti nuostabus Sacharuko advokatas, bet nenoriu aš su jumis turėti reikalų, žinokit. Pelė nenori turėti reikalų su pelė. Matyt, pelių tarp irgi sąžiningų nebeliko osabių.